pakalbam porą minučių apie ligas. Apie ligas visokias ligas. Ir skausmas galvoje, ir skausmas stuburė, ir skausmas skrandyje, ir žarnyne, ir įtampa, nerimas ir visokios ligos. Visokiausias. Aš dabar galvoju, kad lygų nėra. Aš dabar žinau, kad lygų nėra. Gal tu pasakysi, žinai, nueik į ligoninę, pažiūrėk, kiek ligonių ligoninėje. Taip, žinau. Yra jų, nemažai, daug. Bet aš galvoju, kad lygų nėra. Lygų nėra, aš tau galiu įrodyti. Nes aš savo įrodžiau, kad lygų nėra. Bet aš turėjau lygų maišą, lygų bagažinę prisirinkęs kažkada senai ir galvojau, kad lygos yra. O tai ir taip. Bet dabar aš galvoju, kad lygų nėra. Lygos yra galvoje. Lygos yra galvoje. Būsena. Kaip suvokiam, kaip matom, kaip suvokiam realybę. Kaip suvokiam. Dabar informacija keičiasi, labai stipriai pasikeitė pasaulis mūsų. Labai informacija stipriai ateina natūraliai pas žmonės. Ir aš dabar savo įrodžiau, kad lygų nėra. Bet kažkada žinojau, kad jos yra. Galvojau, kad jos yra. Taip ir buvo. Kai aš pasiunčiau visus toli ir bėdonas, ir ligas, ir daktarus, aš nieko neturiu prieš daktarus. Šiuo metu daugam reikalingi, viskas okei, važiuojam toliau, bučiuojam į skruostą, važiuojam toliau. Bet dabar aš žinau, kad lygų nėra. Man ir oda buvo išmesta į rankojus ir ant rankos ir dar kažkur tai. Ir skrandį žaizdas turėjau, virškinimas buvo labai blogas, dviejose vietose buvo stuburė tokie skausmai, žinai, ne tokie baisus, bet vis tiek, žinai, skausmai. Sutraukdavo vienas iki skutus prieš veidrodį su elektrinė mašinėlė, skutu ir taip sutraukė man sprandą, kad aš vos išjungiau skutimosi mašinėlę ir vos nušliaužiau iki lovos. Kas dar buvo prirašę visokių ligų, tokių gan stiprių, sudėtingų, toj ligoniniai, daktarai. Herpes lūpoj buvo, jaunystėje neturėjau ir paskui įsivystė kažkur vėliau ir dabar nebėra, skausmų nebėra, žaizdų skrandžio nebėra, virškinimas susitvarkė, viskas yra nuostabu. Dar kažką taip, dar kažką. Nuo mažens, nuo vaikystės turėjau kraują šlapime, matydavau. Nematydavau. Kai eidavom anksčiau tikrintis šitą šlapimą, arba ten kai šlapimą tikrinė, ir mikroskopiniam dalelėm matydavau kraują, nebėra, viskas susitvarkė. Ir visokiausių. Aš žinau, čia jau ne mano, aš žinau žmogų, kuris atleido šeimos nariui ir vėžys dingo žmogui. Turėjo vėžį, ten kažkokia nedidelė stadija tipo, bet atleido savo šeimos nariui ir dingo vėžys. Dingo. Čia emocijos irgi labai, ta būsena. Laisvės būsena turi būti pas mūsų ir mes nesirgsim niekada. Taip pat žinojimas. Aš padarysiu seriją tokių filmukų, kaip aš atsikračiau tom visom ligom ir jeigu rezonuoja, užeik, prisijunk ir
pabendrausim kartu, pakalbėsim apie tokius dalykus kartu. Ir dar kažką tai norėjau pasakyti. Gal tik to, gal užteks šį kartą. Bet taip, ligų nėra, nesutik su jom, atšaukės, anuliuok, atmesk, išmesk iš savo galvos ir būsi sveikas. Ir taip, jeigu turi kokį klausimą, rašyk, ir jeigu rezonuoja, prisijung, papasakosiu konkrečiau, ką aš padariau, kad atsikračiau visų ligų. Pasimatysim labai greit. Čiau.